Baliuška, dėl uždarytos fortkės jaučiu negerą kvapą. Sulankstau raskladuškę ir susuku čecholą, o padušką su matracu pakišu po etažerką. Man nereikia aiškint, kaip ką turiu daryti. Kansaras viską žino, Kansaras čia karalius. Kansaras! Daug ką gali karaliai arba žmonės manantys jais esą. Tik štai vandenų žuveliai tos galios niekaip neparodysi. Padalino žmonės Baltiją. Išraižė ją sienomis, suskirstė žvejybos kvadratais. Mums šiuose dalybose už 2 jūrmylių į šiaurę nuo Šventosios Švyturio ir tiek pat į pietus nuo Nidos Švyturio, brėžiant statmenas linijas iš kranto, teko toks dailus, beveik lygiašonis trikampis Baltijos vandenų. Jis baigėsi lemtingame taške 55 laipsniai ir 57 minutės šiaurės platumos, bei 19 laipsnių ir 4 minutės rytų ilgumos. Šiame jūrininkų juokais pramintame Bermudų trikampyje galime žvejoti, kada tik turime ūpo, jei žinoma, motinėlė Baltija yra geros nuotaikos ir ant savo bangų nešokdina mažųjų žvejybos laivų, leisdama jiems į tinklus pasičiupti menkių, plekšnių, strimėlių ar mažyčių bretlingių ant mūsų stalo pasirodančių nuostabiai kvapnių šprotų pavidalu. Bet nemanykite, kad šios žuvelės lyg žalmargės aptvare ramiai sau ganosi lietuviškajame Bermudų trikampyje ir laukia, kol paklius į žvejų tinklą. Nors jūrlapiuose sienos nubrėžtos labai aiškiai, žuvelėms jos nė motais. Tik uodega vikst ir jau užsienyje. Nei tau pasų, nei tau vizų, nei kokių muitų ar baudų. Žinoma, čia gali pakliūti į Tūlo, Latvio ar Švedo tinklus. Bet toks jau žuvelės gyvenimas, amžina rizika. O štai žvejys, jeigu peržengs tą tarptautinių susitarimų nustatytą ribą, gali netekti ne tik visos sugautos žuvelės, bet ir laivo. Už pasidairimą svetimose plotuose jam gali tekti sumokėti tiek, kad sugautoji žuvelė vos ne auksinė pavirs. O padūkėlė žuvelės neužsibūna tame siauručiame į surmaišį panašiame trikampyje. Šiaurys gena jas į Latvių pusę, pietvakarių vėjas į Kaliningradiečiams priklausančius vandenis, o šie jūros sieną saugo ypač budriai. Jau ne vieną Lietuvos žveją, tyčia ar netyčia kyštelėjusi nosinę į savo plotus, nukelnėjo iki paskutinio siūlo. Žvejai dešimtmečiais įpratę Baltijoje sukiotis kaip savo kieme, burnoja tokį padarimą. Klaipėdos laikraščio leidžiamas marinistikos savaitraštis Mūsų jūra išspausdino Baltijos žuvininkystės bendrovės gamybinio transportinio refrigeratoriaus kapitono Vlado Maslausko mintis. Jis sako, jūra išmatuota kvadratais ir centimetrais. Žvejams tai užburtas ratas. Atplaukėme į mums skirtus kvadratus ir stop. Nei į šiaurę, nei į pietus, toliau nei per mylę. Jei žvejams išrasti kvadratai, strimėlėms reikėtų tvorų, kad užaugusios mūsų zonoje bestijos nepaspruktų be muito už sienų. Kol žuveliai jų sienų žemė, nereikėtų patais Baltijos dalintis ir žmonėms. Taip mano senas žvejys, išmaišęs motinėlę Baltiją skersai ir išilgai. Ir ką besakytų senas kapitonas? Ekonominės zonos ribos, žvejybos kvotos, o jų nesilaikant skaudžios baudos, reguliuoja žvejybos procesą Baltijoje.
Tarpusavėje susitarusios šalis kaimynės įsileidžia į savo zonas viena kitos laivus, pasikeičia žuvimi. Pavyzdžiui, Švedijos ekonominėje zonoje knibžda sidabru žvilgančių bretlingių. Šios žuvelės Baltijos žuvininkystės bendrovės konservų ceche parūkytos ir užpiltos aliejumi virsta tikrų skanėstų visų mėgstamais šprotais. Už juos mes švedams atsilyginame lašišomis, kurios mėgsta plaukioti Lietuvos ekonominėje zonoje. Nuo Baltijos bendrovės krantinės iki Švedijos ekonominės zonos, esant normaliam orui, maždaug 7 valandos kelio. Tad pirmin, sako gamybinio transportinio refrigeratoriaus kapitonas Algirdas Mitalas. Ir 34 žmonių įgula, įskaitant mus, 2 jūros spalvų rengėjus, pasukame gandin šiek tiek ankstėliau išplaukusių mažųjų žvejybos tralerių. Kelionę į svetimus vandenis pradedame, kaip ir dera, gerai pasistiprinę. Beveik 40 jūrininkų įguloje jau ne pirmus metus darbuojasi 2 moteriškės – virėjos Eugenija Mažintienė ir Svetlana Vasiljeva. Mažieji žvejybos laivai, kurių įgulą sudaro vos 6 žmonės, į jūrą plaukia be moterų. Tuose angų blaškomuose laiveliuose, kur nėra net atskirų kajučių, moterims būtų per sunku. Kai kas mano, jog be moteriškių galėtų apsieiti ir gamybos bei transporto refrigeratoriai. Bet kapitonas Algirdas Mitalas turi savo argumentų. Jo nuomonė, net ir netolimuose reise Baltijoje laive be moterų blogai. Visų pirma, kapitonas mano, kad moteriškos rankos valgį pagamina skaniau, kad kartu su moterimis laive padvelkia švara, tvarka ir net inteligencija. Šalia moterų vyrai slepia savo grubumą, net sunkiai dirbdami stengiasi būti patrauklus. Nelengva laive ir moterims, žinant, jog vyrų nuotaika labai priklauso nuo to, kaip užganėdintas jų skrandis. Tad Eugenija su Svetlana ir laive stengiasi sukurti namų stalo iliuziją. Bulviniai blynai, pyragėliai ir pyragai pavakariams, žagarėliai su arbata – visą tai primena ramias savaitgalio popietės namuose. Nedidelėse moteriškių valdose švaru. Jos didžiuodama pasigyrė, kad Radviliškyje nėra tarakonų, tų neišnaikinamų nuolatinių laivų, o ir daugiabučių namų gyventojų. Virėjos turi taip suktis, kad vieną žmogų per dieną išmaitintų už 8 litus. Jos pačios renkasi ir perka maistą urmė bazėse, parduotuvėse, turguje. Neretai asortimentą paįvairina šviežia žuvele. Jeigu mažųjų laivelių žvejai yra draugiški ir dosnūs, kartais per bortą permeta ir vieną kitą menkę, neapdairiai papuolusią į tinklus su mažyčiais bretlingiais. Mūsų kompanionai šiame reise 2 mažieji žvejybos traleriai LBB 1135, vadovaujamas kapitono Kosto Pakalnio, ir LBB 1100, kurį veda kapitonas Anatolijus Bielevskis. Kita mažųjų žvejybos laivų pora dirba su refrigeratoriumi Nevėžį. Mažieji LBB laiviūkščiai pusiau dalyjasi vieno tralo valksmą. Po 1,5–2 valandų plaukimo su tralu, sidabru žvilgančių bretlingių prilenda tiek, kad netelpa vieno mažojo tralerio denyje. Kol mažieji per pilką Baltijos vandenį tempia tralą, gamybinis transportinis refrigeratorius netoliese dreifuoja. Jei vėjas stiprus ir dreifuojantį laivą nuneša pernelyg toli, jis priplaukia arčiau mažųjų darbininkų. Po kiek laiko pasigirsta Radviliškio kapitono Algirdo Mitalo arba jo padėjėjų Henriko Mozyro, Zenono Mačiulaičio ar Boriso Kolinkos balsas. Nuleisti krancus, priimsime laivą. Pirmiausia pamatome mirguliuojantį žuvėdrų spiečių
ir per jį sunkiai puškuojantį laivelį. Šitiek laivą lydinčių lengvo grobio ieškotojų neteko matyti net Atlanto žvejybos rajonuose. Žvejai švartuojasi prie dešiniojo refrigeratoriaus borto. Laivus vienas nuo kito skiria du didžiuliai išpampę krantai. Pučiant stipriam vėjui, mažai laiviūkšti bangos siūbuoja tartum skiedrelę. Nekandžiau mėto ir didesnį yra Radviliškį. Tarp tokių sūpuoklių iš laivo į laivą per dieną perkraunama 30 ir daugiau tonų žuvies. Bretlingio arba dar kilke vadinamos žuvelės apdorojimas gana primityvus. Nuo žulnių lovių iš denio žuvelės pilamos į metalinę statinę. Ji krano strėle perkeliama į refrigeratorių. Atidarius dugną, sidabrinė srovė patvinsta metalinėje dėžėje. Tokios dėžės Radviliškio denyje 3. Pasėmęs iš statinės dėželę bretlingių, žuvies apdorojimo meistras Antanas Dirvonskas suskaičiuoja, kiek joje yra normalaus 10–12 cm dydžio žuvelių, tinkančių šprotų gamybai, kiek, kaip sako Antanas, malioko, mažesnių nei 10 cm tiksenčių tik pašarui. Paėmus pavyzdžius iš kelių statinių, toks vietinis kompiuteris nustato, kad valksme yra apie 70% gerų žuvų, apie 30 smulkmės. Kompiuteris patikrintas daugeliu metų praktikos veikia nepriekaištingai. Šiame 26 metų vokiečių statybos laive, kuriame nemažai žmonių, įskaitant ir patį kapitoną, dirba nuo laivo gimimo dienos, visas ne itin gudrus žuvies apdorojimo procesas jūrininkams jokių keblumų nesudaro, kad tik būtų žuvies. Kol žvejai traukia tinklus, drėgname ir šaltame žuvies apdorojimo ceche vyrai pluša net suprakaitavę. Iki naujo valksmo reikia sušaldyti, supakuoti ir sukrauti į triumą maždaug 11–13 tonų. Tai pasak Radviliškio kapitono padėjėjo gamybai Sauliaus Jagmino, esąs maksimalus kiekis žiemos metu, kokį be nuostolių gali apdoroti žuvies šaldytojai. Vasarą vienu metu refrigeratorius tegali priimti po 3–4 tonas. Ir tas pačias karštomis dienomis jūrininkai vėsino pačių susišaldytų ledu. Žuvies apdorojimo technologiją gerai išmanantis kapitono padėjėjas sako, kad bretlingis yra labai opi ir jautri žuvelė. Su ja reikia elgtis itin delikačiai, švelniai, nesuplakant, nesumaigant, ištraukti tralą, atsargiai, perkrauti ir svarbiausia greitai apdoroti. Pabuvusi ilgiau nei 8 valandas, net ir šaltame ore, ji praranda savo stangrumą ir blizgėsi. O iš tokios žuvies gerų šprotų jau nepagaminsi. Todėl Saulius Jagminas neretai bara žvejus už godumą, palaikyti tralą vandenyje 3 valandas ir ištraukti didesnį valksmą. Jo manymu, jeigu yra žuvies, 1,5 valandos tralavimo valksmas pats tas, kad Radviliškio jūrininkai sušaldytų geros kokybės produkciją. Žinoma, žvejai nenori su tuo sutikti. Jiems patogiau rečiau leisti vandenin tralą ir ištraukti daugiau žuvies. Tai esąs amžinas žvejų ir bazės jūrininkų ginčas. Tuose pačiuose žvejybos kvadratuose dirbant kelioms laivų grupėms, jį galima nesunkiai išspręsti. Laivų kapitonai nuolat palaiko radijo ryšį ir jei žuvies nespėja apdoroti viena bazė, jei gelbsti kita, priimdama ir ne savo žvejų laimikį. Blogiau, kai žuvis užsiožiuoja ir nelenda į tinklus, arba 8 ir daugiau balų vėjo šiaušiama Baltija parveja žvejus į uostą. Tuomet ir visą uždarbį ne šuo, kaip įprasta sakyti, o sidabrinė žuvelės ant uodegos nusineša. Jei grįši tuščiais triumais ir piniginė nepastorės. Už toną sušaldytos žuvies jūrininkai gauna 178 litus. Paklaustas, kas nustatė tokią kainą, Radviliškio kapitonas Algirdas Mitalas tik trūkteli pečiais. Visą gyvenimą jų atidavęs kapitonas
pripažįsta, jog nors ir esąs bendrovės pajininkas, nežinas, ar šiuo metu bendrovė dirba pelningai ar ne. Nelabai aiškus jam ir praėjusių metų darbo rezultatai bei ateities planai. Nieko neklaidamas galėčiau pasakyti tik, kiek šiandien užšaldėme žuvies, kiek jos turime triume. Senas jūrininkas apgailestavo, kad bendrovės pajininkų susirinkimuose rauja rėksniai, nelabai galintis pasiūlyti ką nors konstruktyvaus. Bent keliose žvejybos organizacijose dirbęs kapitonas mielai prisiminė tolimojo plaukiojimo kapitono, dabar Lietuvos konsulo Kaliningrade, Sigito Šilerio vadovavimo laikus. Tuomet bendrovė buvo tvirtai atsistojusi ant kojų. Tada buvo įrengtas žuvies perdirbimo kompleksas, nupirkti gamybiniai transporto refrigeratoriai, kituose laivuose atnaujinta navigacijos aparatūra, įrengta satelitinė sistema, pradėta dirbti pagal sutartis su užsienio partneriais. Šį bendrovės klestėjimo laikotarpį su nostalgija prisimena ir kitų laivų jūrininkai. Tačiau gyvenimas, kaip ir tos žuvelės jūroje, nestovi vietoje. Tai iškyla į paviršių, neria gilyn. Prisiminimais gyventi nėra kada. Reikia rūpintis šiandieną ir žvelgti į rytdieną. Apie tai nekartą diskutavome kapitono tiltelėje, rytinės laivų kapitonų radijo sąšaukas ar popiečio valandomis, laivui dreifuojant kokių 2 mylių per valandą greičiu. Ir mano nuomonė šiandien vis tik tai, kada pabrango degalai, laivyną didelį Lietuva, žinoma, neturi turėti. Tas laivynas, kuris yra, buvęs jūroje, daugelis laivų yra pasenusių, savikaina gaunasi labai didelė, dėl to jisai ir žūna. Japonų žvejai skaito, jeigu reikia plaukti į žvejybos rajoną daugiau kaip 3 paras, tai žvejybai gaunasi jau nuostolinga. Jeigu sakote, kad didelis žvejybos laivynas Lietuvai nereikalingas, jog Baltijos žvejų bendrovė būtų lyg tai pagrindinis Lietuvos žvejybos laivynas. Va, kaip Jūs manote apie jos ateitį? Kaip jinai gyvuos toliau, taps privačiomis firmomis, ar išliks tokia, kokia dabar yra? Žiūrint į švedų modelį dirbančių laivų, sakysim, Baltijos jūroje, laivynas pas jos privatus, bet jis yra susitelkęs į artelės. Vienas šeimininkas turėdamas laivą, jis negali jo eksploatuoti, neturėdamas remontinės bazės, galų galia tos pačios prieplaukos. Kažkur tai turi sugautą žuvį padėti, jeigu jos iš karto negalima realizuoti, turi turėti šaldytuvus. Dėl to skaitau, kad toks variantas, kaip šiandien mūsų yra bendrovė, vienas yra turbūt tokių iš pagrindinių variantų. O tie laivai, kurie šiandien yra privatus, jiem pavieniui dirbus labai sunku, jeigu jie nesugebės kažkaip tai susiburti į panašiai tokia bendrovė, kad šiandien yra Baltijos žuvininkystės bendrovė. Kaip Jūs manote, kokia sudėtingiausia problema dabar yra Lietuvos žvejui? Turbūt kaip ir žemės ūkyje, dabar mes tai to pačioje ministerijoje. Skolos, mokesčiai. Gaunasi taip, kad ir dirbdami neišlendam iš skolų. Ar yra kokia nors išeitis? Išeitis. Sunku man pasakyti, kaip kapitonai. Mes darom tą darbą, kuris mums pavėsas, mes jį atliekam. Rovas ir neblogai, ir ekonominiai rodikliai geri. Bet bendrai bendrovė dirba taip pat ir kaip ir kitos Lietuvos įmonės su dideliais sunkumais.
Kad ir ką besakytum apie sunkų ir neįtin dosniai apmokamą Baltijos žvejų darbą, jų gyvenimas, palyginus su žlungančios valstybinės žvejybos laivyno įmonės Jūra, už borto atsidūrusių jūrininkų padėtimi kur kas geresnis. Jau vien todėl, kad Baltijos žvejai turi visai neblogus laivus, savo jūros lopinėlį ir garantuotą darbą. Sužlugus jūros įmoniai, Baltijos bendrovė tapo bene vienintelė rimta žvejybos organizacija, aprūpinanti žuvimi Lietuvos gyventojus ir dar sugebanti dalį produkcijos parduoti užsienyje. Daugelio jūrininkų nuomonė, bendrovei sustiprėjus, Lietuvai pakaktų tokio nedidelio mobilaus žvejybos laivyno, žvejojančio, apdorojančio žuvį ir galbūt gaminančio tam tikras produkcijos rūšis. Nors Švedijos pilietybę turinti žuvelė noriai lindo į lietuviškus tinklus, nors Radviliškio virėjos lepino bulviniais blynais ir žagarėliais, net ir vėjas iš pradžių gazdinęs 6-7 balais aprimo iki 3, mudviem su Juozu Mažonu atėjo laikas palikti laivą, kuris nenorėjo skirti su švediška žuvele. Mes turėjome traukti namolio. Tačiau šį mūsų pasiryžimą greitai atšaldė pilka realybė. Paaiškėjo, kad neišeisi į gatvę ir taksi nesusistabdysi. Maršrutiniai kariai jūroje dėja irgi nekursuoja. Kapitonas Mitalas per radiją visai Baltijai paskelbė, kad 2 nenuoramos žurnalistai tarzuoja iškėlę abi rankas ir laukia, kas juos pagabens į Klaipėdos uostą. Į mūsų šauksmą atsiliepė nedidelis transporto laivas Bajorai, gabenantis šaldytą žuvies produkciją iš Danijos. Žinoma, bajorų kapitonas Bronislovas Latvėnas ir visa 11 žmonių įgula nebuvo labai sužavėti, kad teko pakeisti kursą ir pasukus į Švedijos vandenis sugaišti porą valandų. Tačiau bajorai tai ne kokie nors šlėktos. Jie džentelmeniškai priplaukė prie Radviliškio, virtuoziškai prisišliejo prie mūsų laivo borto ir taip laivui nė nestaptelėjus, mes nepajutome, kaip mikliai sušokome į patį seniausią Klaipėdoje 1956 metais vokiečių statytą laivą ir atsidūrėme bajorų glėbyje. Kapitonas Latvėnas pakvietė į tiltelį parodyti tikro vairo, kokį berasi nebent muziejuje, tik ne šiuolaikiniuose laivuose. O čia laukia dar vienas netikėtumas. Prie to tikro vairo stovėjo tikriausias kernagis. Mes tik akimis klapt, o jis nemirksi. Suka tą didžiulį ratą ir tiek. Miražas, nusprendėme, sako, dykumose ir jūrose pasitaiko. Nors ir miražas, bet malonus. Kągi, belieka viltis, kad kitą kartą išplaukę kur nors vandenų platybėse sutiksime didįjį machinatorių Ostapą Benderį. Tuomet paklaustume, gal jis žino, kas tas mūsiškis machinatorius, sugriovęs didžiulį Lietuvos žvejybos laivyną. Geriausia mano chebra, jie sako, nebūtų šlangas, imk rublį bus atsebas, važiuojam pas Rydę, ten mūsų laukia viską, tik man nereikia aiškint, kaip ką turiu daryti, Kansaras viską žino, Kansaras čia karalius, Kansaras viską žino, Kansaras čia karalius, Kansaras čia, Kansaras čia, Kansaras čia, čia, čia.